Sveiki sugrįžę į Temu apžvalgą. Aš taip įsivaizduoju, kad jau dauguma žino, kas yra Temu, o jei pirmą kartą apie tai girdi, tai yra toks appsas, kuriame galite rasti visko - ir kosmetikos, ir prekių gyvūnam, ir prekių namam, ir drabužių, ir aksesuarų, ir elektronikos, ir sąrašas yra begalinis. Ir kas svarbiausia, Temu pristato prekes nemokamai ir turi kainos pakeitimo politiką. Jeigu užsisakai prekę, po 30 dienų prekės kaina pasikeitė, jūs galite susigrąžinti tą skirtumą. Temu man suteikė 2 kodus, tai jeigu norite gauti 100 eurų vertės kuponą, tai atsisiųskite Temu appsą per nurodytą nuorodą apačioje arba panaudokite šį kodą paieškos lange. Taip pat nauji vartotojai su šiuo kodu gali gauti minus 70% nuolaidą viena iš mano išsirinktų prekių. Nieko nelaukiam, judam į šį holą. Iš tikrųjų, čia vienas geriausių holų, kokį esu turėjusi. Tai labai ačiū Temu, kad remia šitą video. Prisirinkau gerybių jums patėrėm į šį maišą ir turim bei gražias tapkutes. Anais metais labai trendino leopardo raštas ir aš tikrai kartais būnu iš tų trendų aukų. Šios šlepetytės bus man po namus ir aš negaliu atsidžiaugti, jos tokios gražios. Yra labai švelnios medžiagos. Parodau jums iš arčiau, jūs turbūt jau įsivaizduojat, kaip švelnu. Vidus yra taip pat pašiltintas ir šios šlepetytės yra ant platformos. Šios šlepetys yra labai gražios, tai labai džiaugiuosi, kad jas pasiėmiau ir tiesiog pasižiūrėkite iš arčiau. Kokybė labai gera. Matote, tik išlindusių siūlų. Viskas labai tvarkingai, bus labai gražios šlepetės po namus. Aš labai dažnai darausi smučius ir apačią labai sunku pasiekti ir ją išvalyti. Labai patogus išsivalyti mano gertuvę. Tai būtent ta apvali galvutė padeda pasiekti apačią, tos kraštus ir prie jų prieiti ir juos išvalyti. Tai labai reikalingas daiktas namuose, jisai yra silikoninis. Tikrai labai dažnai naudoju, nes sakau, aš smučius geriu realiai kiekvieną dieną ir išplauti tą apačią tikrai su kempinė nėra įmanoma, tai šitas daiktas tikrai pagelbėja, tai tikrai rekomenduoju tokį turėti namuose. Pirmą kartą išmėginsiu pimple patchus iš Temu. Aš nebegaliu gyventi po to, kai juos atradau ir čia yra netgi 360 vienetų. Kodėl reikalingi pimple patch? Tai jeigu matot, kad auga spuogas arba užauga spuogas arba kažkoks tai uždegimas, jūs jį užsidėkite prieš miegą ir per naktį jisai padarys stebuklus, tai ištrauks visą sebumą, riebalus, visus nešvarumus ir tą spuogą padės greičiau išgydyti. Man pimple patch yra tiek pasiteisinęs dalykas, kad kai man jie baigėsi, man atrodo, ką man daryti. Tikrai ne vieną kartą aš juos naudojau. Jūs, kas mane seka, tikrai žino, kad pimple patchus aš mėgstu užsipirkti. Tai šį kartą bandysiu iš Temu. Ir man labai patiko, nes čia yra labai daug vienetų. Šitie pimple patch dar turi būti ir netgi vandeniui atsparus. Tai realiai, jeigu nenorit visą dieną liesti spuogo, tai galit netgi ryte užsidėti ir iki pat vakaro juos nešioti. Kalbant apie piniginius reikalus, aš pagaliau nupirkau vyrui tokius kortelių dėklus, tai jis jau senai norėjo ir aš galvoju, kodėl nepaėmus iš Temu. Pažiūrėkit, kokia gera kokybė ir kaip atrodo fancy. Tai aš to įdėsiu keletą kortelių. Atsinešiau 3 korteles ir parodysiu, kaip veikia. Tai tiesiog visas korteles sudedat į šitą dėžutę ir čia yra tokia knopkytė. Tai jūs ją paspaudžiat ir tiesiog gražiai tas korteles išmeta į paviršių ir tiesiog patogiai galite išsitraukti. Tai mano vyras jau senai norėjo šito dėklo, bet kažkaip vis nenusipirkdavo ir dabar galvoju, puikiai proga paimti, tai va, po šitą video jis atiteks mano vyrui. Manau, jis bus tikrai labai laimingas, ypač vasarą, labai patogu. Jeigu nenori nešiotis didelės piniginės, tai tiesiog toks kortelių dėklas vis tiek, jau 21 amžius, mes viską realiai atsiskaitom telefonu, tai mums reikia tik keletos nuolaidų kortelių, tai tokį nešiotis kažkur kišenį tikrai netrukdys, tai aš labai džiaugiuosi, kad radau Temu šitą daiktą, jis tikrai bus pravartus ir netgi, manau, nusipirksiu ir aš su vieną, nes savo tašytį aš nešioju visas korteles tiesiog palaidas. Kalbant šiek tiek dar apie virtuvės dalykus, paėmiau tokius padėkliukus, tai šitie padėkliukai man tiks ir lėkštėm pasidėti, ir podam pasidėti, ir kažkam, kas karštas, tiesiog pasidėti. Tai jie labai fainučiai ir tokia gera kokybė, matot, jie yra tokie stori ir jie yra labai tokie kieti, patvarų. Labai džiaugiuosi iš tikrųjų šito pasirinkimo. Aš tokius, kokius turiu namie, tai jie tokie laibi atrodo, neišlaiko formą savo, tokie nelabai geros kokybės.
Tai šitie, kai stovi, išlaiko savo formą ir tikrai atlaikys tą karštį nuo podų, nuo lėkščių ar nuo kokių keptuvių. 4 įėjo į vieną pakelį, kelios įvairios spalvos. Labai gerai, labai džiaugiuosi šito pasirinkimo, nes ypač kai mes turim naują stalą, tai aš labai nenoriu jo gadinti, aš tikrai jį saugau ir naudoju visokius padėkliukus. Tai tikrai šitie daug gražesni negu tuos, kuriuos mes turim, tai bus naudojami. Pasiėmiau labai įdomų dalyką. Aš apie šitą daiktą sužinojau iš vienos youtuberės. Pirmą kartą pamačiau aš jį pas ją. Tai yra masažavimo šepetys. Wow, aš kai pamačiau, kad jinai tokį naudoja, aš iš karto išsinorėjau, nes realiai tu gali užsidėti kokią aliejų ant galvos ir šitaip masažuoti savo galvos odą. Tie mediniai galiukai yra skirtingos storio. Hitins the spot. Tiesiog labai fainas daiktas, labai laukiu, kada galėsiu jų panaudoti. Aš įsivaizduoju, kad jį laikysiu galbūt vonioj ir vakare, jau kai prieš einant miegot, gal kelias minutės tiesiog pasimasažuosiu savo galvą. Bet iš tikrųjų, koks geras jausmas. Labai įdomus dalykas. Parašykit komentaruose, ar esate tokį naudoję, ar esate tokį matę, nes man tai čia pačiai yra naujiena. Aš esu labai excited dėl šito dalyko. Šiais metais aš noriu būti savo užrašų knygutės rašymai eroj ir aš rašysiu ne šiaip su dalykus, o aš specialiai išsirinkau šitą labai gražią užrašinę dėkingumo tokiam dienoraščiui vesti. Stengsiuosi kiekvieną dieną arba kai turėsiu laiko tiesiog atsiversti ir užrašyti kelis vieną dalykus, už ką esu dėkinga tą dieną. Ir aš manau, tai man padės tiesiog jaustis pozityviau, geriau, dėkingiau ir turėsiu gražią knygutę tam vesti. Tai man labai patinka, aišku, pasiėmiau madingą raštą, turim tokias linijas, datas ir man labai patinka, kad nėra čia nais prikrauta visokių užrašų ar kažkokių klausimų, tiesiog turim datą ir linijas. Tai labai laukiu, kada galėsiu pradėti naudoti šitą užrašinę. Rašysim šiemet dienoraštį. Turiu dar vienus batelius, šlepetes, aišku, to pačio rašto, gal nuimsiu šitos. Dar vienas šlepetis mano kolekcijoje ir aišku, vėlgi su tuo madingu raštu. Aš tiesiog įsivaizduoju, kad kai bus vasara prie džinsų, labai gražiai atrodys šita ruda spalva ir pažiūrėkit, kokios spalvos gražios. Visiškai ir dar prie kokios įdegusios odos, oh my god, jau noriu ir atostogų, jau noriu ir užsidėti šitas šlepetis, nes vien tas raštas, koks gražus. Galit pažiūrėti iš arčiau, tikrai atrodo labai kokybiškos ir raštas labai gražus ir spalva labai graži. Aš imu 38 dydį, Temu prekės kiek esu pirkusi, dydį atitinka. Tai va, negaliu sulaukti dabar, kada galėsiu užsidėti, nes man atrodo, kad ta mada leopardo dar kažkiek jinai pasibus, tai gal nebus taip, kad aš viena tokia kaip balta varna vaikščiosiu. Jau matot, tas raštas tiesiog čia dominuoja, bet aš negalėjau atsilaikyti, kai nueini Temu, ten tiek metų gražių prekių, tiesiog laikaisi visko neišsirinkti. Tai čia yra bele kokio gražumo kosmetinė. Wow, aš taip laukiu, kada čia galėsiu susidėti savo kosmetiką ir vasarį laukia manęs šiokia tokia kelionė, tai šita kosmetinė tikrai keliaus kartu su manim. Tiesiog vien estetiškai atrodys dėl kokių nuotraukų ir aišku patogu susidėti viską, tai irgi labai švelnus kailiukas. Labai švelnus ir labai tokia miela su užtrauktuku. Ir turim tikrai daug vietos viduj. Nu kaip galima atsispirti tokiai kosmetinį. Ir kosmetinė apskritai yra reikalingas daiktas. Pas mane tos kosmetikos mėtasi tiek, tai aš noriu susiorganizuoti viską. Ir jeigu keliauju ar kažkur, ar namo, man tikrai reikia kosmetinių susidėti ir susirašiuoti savo daiktus. Turiu vieną labai įdomą daiktą, tai yra hair wax stick. Tai jis turėtų sulaižyti mūsų plaukus nuo tų mažų plaukelių. Ir aš dabar galvoju ir visai norėčiau pamėginti. Tai aš esu susilaižus plaukus, bet aš noriu pasižiūrėti tiesiog kaip jo tekstūra ir kaip jaučiasi. Šiaip labai patogu iš tikrųjų, nes jisai yra pailgos formos, tai jisai jau tuo metu paima ganėtinai daug plaukų. Aš tikrai labai mėgstu susilaižyti savo plaukus ir man tiesiog palaidi plaukai man yra jau toks progas dalykas. Aš labai nemėgstu palaidų plaukų, nes jie lenda į akis, lenda į veidą, plus aš dirbu, tai aš noriu, kad mano plaukai būtų nuo veido. Aš mėgstu susirišti savo plaukus ir susilaižyti savo plaukus. Tai ieškojau Lietuvoje nusipirkti tokių wax stickų, bet nelabai radau. Tai žiūriu, Temu turi.
turi, tai būtinai pasiėmiau. Tai va, susilaižiau, atrodo, kad tikrai labai stipriai suėmė mano plaukus. Tai bus įdomu išmėginti jį labiau, kada dabar esu prisipurškus plaukų lako. Tai bus įdomu išmėginti grinai mano šviežiai išplautų plaukų, nes tada jie būna labiausiai pasišiaušę. Bet dabar žiūriu, kad ką turėjau šiek tiek iškilusio, jisai sulaižė. Nepamiršau ir savo katino. Aš savo katinui paėmiau tokį žaislą ir aš labai tikiuosi, kad kad jai patiks. Iš tikrųjų šiek tiek jaudinos dėl plunksnos, nes nupirkus buvau vieną žaislą su plunksna ir jinai tą plunksną suvalgė. Neužtruko nei minutę, ateinu žiūriu, nebėra plunksna. Nežinau, kaip bus su šita, bet aš šitą žaislą mačiau pas mus Lietuvoje tarp parduotuvių ir aš pamačiau, kad ten kaina šiek tiek dido. Temu užmačiau lygiai tokį patį ir galvoju, reikia paimti, nes aš tikrai nenoriu rizikuoti su tuo, kad jeigu nupirksiu brangiai, mano katinas tiesiog suvalgys viskas, sulaužys. Dabar reikia tik išsiaiškinti, kaip čia reikia teisingai uždėti. Matau, kad mano katinui patinka šitas žaislas. Holas dar nesibaigė, turiu labai gražias kojinytes. Ir šitie meškiukai ant šitų kojinyčių taip mielai atrodo. Tai turim kelių spalvų, šitos belia kaip gražios. Šitos labai gražios, šitos labai gražios ir šitos labai gražios. Darbe aš turiu dirbti su šlepetėm, tai galiu užsidėti ir daug gražesnės kojines negu savo paprastus kokias pilkas ar baltas. Ir čia įeina 5 poros, tai sakyčiau tikrai labai gerai už tokią kainą. 5 poros kojines tikrai nėra kaip prašauti. Kitas daiktas, kurį parodysiu, yra tikras gelbėtojas žmonėms, kurie gyvena šiek tiek aktyvesnį gyvenimą ir kartais paskausta po to raumenis. Tai yra toks masažuoklis, kuris turi kelis antgalius. Tai einam į vidų pasižiūrėti. Labai džiaugiuosi, kad pasiėmiau šitą masažuoklį, kadangi aš jau esu mačiusi jį seniau ir pastebėjau, kad žmonės po sporto tikrai naudojant kokį nors tai raumenų. Tai turime keletą antgalių. 1, 2, 3, 4 antgalius ir turim pakrovėją. Tas apvalus antgalis, jis gal atrodo, kad bus kietas, bet jis yra ganėtinai minkštas. Ir aš iš karto jums sau tiesiog masažuoti norimas vietas. Oh my god, kaip gera. Ir yra 6 lygiai. Tai galit užsidėti kokį norit antgalį. Pavyzdžiui, šitas antgalis labai fainai būtų ant kojų, nes jisai turi tokius 2 kampus ir gali tiesiog prieiti žymiai lengviau. Palyginus jo kokybė yra labai gera. Parodysiu iš arčiau, jis yra labai tvirtas ir sunkus. Tai aš žinau, kad čia yra tiesiog stilas. Šiek tiek kalbant apie rūbus, tai pasiėmiau vieną megztinuką. Tai aš norėjau kažko gražaus ir ypač dabar madoje yra tokie megztinukai su siūliukais užrašomais, tai tuoj aš užryšiu ir parodau. Grįžtu su update. Turim tokį rūbelį, kuris užsiriša per 3 vietas. Ir šitas irgi buvo populiarus labai pernai metais, tai aš kaip visada vėluoju į madas. Tai aš pasiėmiau tokios kreminės spalvos S dydžio. Galima jį ir oversizint, man atrodo, galima ir savo dydžiai, tiesiog man jisai labai mielas. Tai nežinau, papačia turbūt kažkokią maikutę apsirengti. Parodau iš arčiau, kaip atrodo pati medžiaga. Tai labai excited jį užsidėti. Dar esu excited dėl vieno dalyko. Kas žiūrit mane ir sekat, pastebėjot, kad aš mėgstu krepšius, mėgstu tote bagus. Tai aš šį kartą pasiėmiau žalią. Oh my god, kokio gerumo. Aš negaliu tokia graži, tokia išskirtinė. Tiek parodau iš arčiau. Wow, ir ta medžiaga tokia netolygi, bet labai gerai atrodo. Jinai tokia išsiskirianti, įdomi ir viduj turi tikrai daug vietos, užtrauktuką ir porą skyrelių. Ypač aš mėgstu į darbą einant užsidėti tote bagus, nes aš kartais ir kompą nešuosi, kartais tiesiog maistą nešuosi, kartais tiesiog žinau, kad užsuksiu į parduotuvę, nusipirksiu kažką ir tiesiog į ten susikraunu savo maistą. Tokia graži ir tokia kokybiška atrodo, tikrai gali pažiūrėti dar iš arčiau. Tai čia dar šonuose turim porą tokių kišenėlių, tai galite įsidėti, nežinau, vandens buteliuką, gumos ar panašiai. Labai excited, labai patiko. Ir geriausia pasilikau pabaigai. Tai šito dalyko aš norėjau jau kuris laikas. Ačiū Dievui, yra toks dalykas kaip Temu, kur gali nueiti ir rasti. Aš pasiėmiau tokį Smart Sleep Lamp Sunrise Smart Sleep Assistant that helps you fall asleep arba atsikeltum. Esmė yra tokia. Čia yra žadintuvas, kuris prisijungia prie jūsų telefono. Per appsą jūs galite valdyti, nustatyti žadintuvus, iš daugybės garsų išsirinkti jūsų mėgstamą garsą. Aš pasirinkau paukščiukų čiulbėjimą. Ir yra toks nustatymas, kuris man labai patinka. Tai pavyzdžiui, jeigu aš keliuosi 6:20, aš galiu nusistatyti, kad 6 arba be 10:06 jis pradėtų šviesti saulėtekio spalvom
ir taip mane natūraliai būdina. Man patinka tiesiog ta idėja, kad tu gali atsikelti ramiau, natūraliau, o ne tiesiog giliai iš miego tave išbūdina žadintuvas, pastato tave tokios kovos būseną ir tu atsikeli jau šiek tiek suirzęs, nes tas žadintuvas tiesiog iš karto tave pakelia. Tai aš šito laikrodžio norėjau dėl to, kad su ta lėta tokia šviesa saulėtekio tave taip natūraliai pažadintų. Tai jis atrodo štai taip. Galima jį naudoti tiesiog ir kaip dekorą, kuris tiesiog rodo laiką, galima jį naudoti kaip lemputę, nes turi keletą spalvų, tai galima tiesiog patapšnoti ir keisti spalvas ir išsirenka tą, kurią norit. Galit naudoti kaip timerį, galit naudoti kaip žadintuvą, tai čia tik tais nuo jūsų priklauso. Atsisiunčiat appsą ir turit visus savo pasirinkimus. Tai aš tikrai džiaugiuosi šituo laikrodžiu, tikrai ir įdomiau jau eiti ir miegoti, ir įdomiau atsikelti, tai rekomenduoju tiem, kuriems sunku atsikelti rytais kaip man, nes aš tikrai man reikia 10 žadintuvų, kad galėčiau atsikelti, tai aš tikiuosi, kad čia bus tas daiktas, kuris padės man atsikelti iš karto laiku ir geros nuotaikos. Tai tiek šiame video, aš labai džiaugiuosi šitomis prekėmis, man atrodo, čia pats geriausias haulas, kurį esu dariusi, nes išsirinkau tikrai tokius labai naudingus, praktiškus daiktus ir gražius daiktus ir mielus daiktus, tai aš tiesiog labai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad jums taip pat patiko kaip ir man. Tai primenu, kad jeigu norite gauti 100 € kuponą, panaudokite šį kodą paieškos laukelį arba atsisiųskite Temu appsą per nuorodą esančioje apačioje. Ir jeigu esate naujas vartotojas, galite gauti 70% nuolaidą vienai iš mano prekių su šiuo kodu. Tai ačiū, kad žiūrėjot, būtinai paspauskite laiką, jeigu jums patiko šitas video, palikite komentarą, kurį jums prekė labiausiai patiko ir prenumeruokite mano kanalą, nes greitai susitiksime kitame mano video. Tai ačiū ir iki.